Labadiena, šitam filmuke pasižiūrėsim, kaip pas mus atliekamas procedūros arba funkcijos kvietimas RISC-V procesorėje. Ir čia mes turime labai paprastą programėlę, joje yra duomenų segmente apibrėžta tekstinė eilutė, kuri yra tiesiog perėjimas į naują eilutę, čia naujos eilutės simbolis, paskui tekst sekcijai, kaip visą laiką, yra kodas. Ir dabar main funkcija pas mus labai trumpa. Ką mes darom, mes užkraunam į A0123, paskui kviečiam funkcija, kuri vadinasi print number and new line. Jos paskirtis atspausdint šitą skaičių ir atspausdint naują eilutę. Taip? Atspausdint skaičių ir perėti kitą eilutę. Taip? Toliau dar kartą mes tą patį darom. Čia jau spausdinsim 4, 5, 6. 6 ir galiausiai užbaigiam programėlę. Sukompiliuokim šitą programą ir mes pasižiūrėsim jos veikimą žingsnį po žingsnių, tiesiog įsitikinsim, kad suprantam visą mechaniką funkcijų kvietimo. Gerai, aš padarau pirmą žingsnį. Pas mus pirmam žingsnį matom į registrą A0 turėjo patekti skaičius 123. Tai čia tas pats kaip 7B16. Ir mes va šitoj pusėje, dešiniai pusėje matom, kad A0, tai yra X10, yra 7B. Viskas tvarkoj. Toliau mes kviečiam funkciją print number and new line. Spaudžiam ir dabar po instrukcijos jump and link mes atsidūrėm iš esmės jau toj mūsų funkcijai, kuri turės atspausdinti mūsų reikšmę, taip 123 ir perėti kitą eilutę. Žiūrim, kas vyksta šitoj funkcijai. Šitoj funkcijai mes matom gana keistą tokį instrukciją, iš pat pradžių galbūt nesupranta, add I, SP, SP-8. Esmė tokia, kad mes norim tam tikrą reikšmę, kurią mes gavom kaip parametrą, išsaugoti atminties bloke, kuris vadinasi stekas. Kaip šitą padaryti? Pirmą mes padarom veiksmą, kuris vadinasi steko viršūnės rezervavimas. Iš registro SP mes atimam 8. Kas yra tas mūsų stekas? Tai ta pati atmintis, tik kaip taisyklė, ji yra programos adreso erdvės gale. Čia mes galim pastatyti šitoj vietoj current SP, taip. Čia mes matom, kol kas čia nieko vien tik tai nuliai. Ir dabar pats SP pas mus dabar gale matosi EFFC, taip. Aš pilno skaičiaus čia neskaitau, čia pas mus stack pointeris. Ir ką darom toliau? Toliau mes vieną žingsnį padarom, taip. Mes padarom vieną žingsnį ir dabar SP pas mus tapo EFF4. Ir čia matosi, kad tai atsijėmė iš prieš tai buvusios reikšmės. Ir ką mes darom toliau? Čia mes išsaugom registrą RA. O kas yra registras RA? Tai grįžties adresas. Mes ką tik tai šokom iš atėjom čia naudojant instrukciją YAL, taip, o YAL instrukcija iš esmės ką padaro? Jie patalpina grįžties adresą į X1, tai yra RA,
ir nueina į 14 adresą. Taip, o čia pas mus padaro plus 14 nuo šito adreso ir mes kaip tik čia buvom šitoj vietoj. Taip, dabar kas vyksta toliau, mes išsaugom adresą RA registrą, koks adresas SP plus 4, tai jeigu pas mus SP galia yra EFF4, tai EEF8 bus išsaugotas tam tikra reikšmė, būtent pats RA. Taip, bandom šitą padaryti. Nu ir čia pas mus aiškiai matosi, kad reikšmė pasikeitė į steko segmente. Matom čia 4000008. Taip, šita reikšmė, kurie yra RA registrė, dabar yra šitoje vietoje. Primenu, kad RA registrė mes saugom iš esmės grįžties adresą. Ok, dabar šito instrukcijai jau tiesiog SP plus 0 adresą mes išsaugosim patį A0. Padarom vieną žingsnį ir matom, čia pas mus A0 buvo 7B ir dabar tas 7B atsirado steko viršūniai. Nu ir toliau mes kviečiam per A7 pirmą funkciją, kuri spausdina tokį A0. Taip, o mes patalpinam į A7 vienetą ir dar vienas žingsnis, matosi 123 savo atspausdino. Norim pagal mūsų tikslą, mums reikia taip pat atspausdinti tokį print NL, naują eilutę. Tai mes šitą funkciją vėl nueinam, o čia į šitą vietą, čia nesidžiau print NL, tai čia šitoje vietoje yra šita funkcija. Ir čia patalpinam į A0 adresą tos naujos eilutės, praktiškai labai trumpos, ir čia tada jau praktiškai ir įvykdysim mūsų šitą funkciją. Taip, o čia e-kolas ir dabar pereisim į kitą eilutę. Taip, dabar šitoje vietoje pas mus yra returnas. Taip, džiau visą RA, taip, ir jeigu paspausim dar kartą, mes grįžom praktiškai šitą eilutę. O ką daro šitą eilutę? Šitą eilutę atstatys mums A0, o padarom vieną žingsnį, o matosi A0 7B, taip, ir taip pat jie atstatys RA, taip, atstatė RA, ir ką dar čia daroma, čia toliau atstatom steko buvusi rodiklį. Primenu, kad pradžioje mes ką padarėm, iš steko atėmėm 8 stek pointerio, o čia prie stek pointerio pridedam 8, taip. Ir toliau mes vėl grįžtam jau į šitą vietą, taip. Nu, toliau iš esmės turėtų atspausdinti dar 4, 5, 6 ir taip toliau. Nu, čia atrodytų labai prasta programėlė, bet kaip matom, čia yra kur... Taigi, čia yra kur susimastyti ir svarbiausia, ką reikėtų įsiminti, kai mes dirbam su funkcijom, kurios kviečia dar kitas funkcijas, mes būtinai kažkur turim saugoti grįžties adresą. Jeigu funkcija pas mus yra vadinama lapinė funkcija, kai mes nueinam ir iš karto grįžtam, tai mes galim tada grįžties adreso RA ir nesaugoti. Dabar mes panagrinėsim dar vieną
pavyzdį. Čia buvo pas mus 9, 10 pavyzdys. Čia labai gerai žinoma rekursinė funkcija, faktorialas. Ir 9 mes uždarykim. Taip, o 10 mūsų funkcija, 10 pavyzdys yra faktorialas. Ir šiek tiek pavažiuokim į patį faktorialą, kaip čia viskas vyksta. Kadangi faktorialas kviečia pats save, taip, tai mes būtinai turim ką padaryti. Mes būtinai turėsim saugoti grįžties adresą ir dar kažkokias duomenis papildomai, taip. Kadangi mes turim išsaugoti, pavyzdžiui, dabartinę reikšmę argumento, taip, kai mes kviečiam faktorialą, taip, primenam, kaip jis būna realizuojamas. Mums reikia pirmą ką padaryti, tai iškviesti patį faktorialą, taip, čia va šitoj vietoj pačią funkciją, paskui, kai ateisim į patį faktorialą, mums ką reikėtų patikrinti, ar va štai šitas A nulinės yra galbūt jau mažiau arba lygų už vienetą, taip. O priešingų atveju, jeigu taip, tai gražinti tiesiog vienetą kaip rezultatą funkcijos, o jeigu ne, tai mums reikia dar kartą kviesti patį faktorialą. Ir čia pats komentaras maždaug pasako, kaip tai viskas vyksta. Taip, o mes čia va šitoj vietoj kviečiam dar kartą patį faktorialą, taip. Prieš tai mes pamažinam mūsų argumentą, taip, o patį argumentą vėlgi reikia saugoti. Ir tokiu būdu po tam tikro iteracijų skaičių, kadangi pas mus argumentas funkcijos po truputį mažėja, mes gaunam patį faktorialą. Taip, gerai, tai dabar sukompiliuokim šitą ir mes pabandysim šitą funkciją paleisti, panagrinėti šitą funkciją, kaip pas mus faktorialas nedidelis. Po vieną žingsnį taip einam. Taip einam. Čia mūsų paprašys įvesti tam tikrą skaičių. Nu, pavyzdžiui, mes įveskim šio tai labai nedidelį. Taip, po 3 čia žingsnį reikia padaryti. Taip, čia galima jau rašyti, dar negalima, dar žingsniukas. Taip, 3, dabar aš įvedžiau 3. Ir dabar mes eisim su tuo trejetu į mūsų faktorialą. Taip, kviečiam faktorialą. A nulinis pas mus kaip argumentas turėtų būti 3, o čia matosi, kad jis yra 3. Ateinam į faktorialą šitoj vietoj. Čia mes rezervuojam steką. Iš SP atimam 8, paskui saugom grįžties adresą į steko rezervuotą vietą ir taip pat mes saugom S0, taip, čia registrą, kuris mums bus reikalingas kaip pagalbinis. Išsaugojam, ir toliau į S0 mes rašom ką tokia A0. Dar prieš tai S0 galima pasižiūrėti, kiek jisgi ten gavosi. Taip, čia pas mus current current SP ir S0, čia apsigyvenęs S0 kol kas čia 0. O šitoje vietoje taip, tai mes tam stekę praktiškai 0 išsaugojam. Toliau dabar į S0 pinam A0,
patikrinam, ar pasikeitė S nulinės, jo yra, dabar jis yra 3, važiuojam vienu žingsniu atgal, ne atgal, o pirmin, taip, o dabar T nulinės bus pas mus vienetas, tikrinam, ar S nulinės yra mažiau arba lygiau negu T nulinės, nu tai kitaip sakant, tikrinam, ar pas mus yra bazinė sąlyga, taip, jeigu tokia yra, tai mes tada iš esmės jau būsim faktorialą tarsi kaip ir paskaičiavę, taip, kol kas taip nėra, tai mes tada atimam iš S nulinio vienetą ir paskiriam A nuliniam, čia va matomai geltonai šitoje instrukcijoje patikrinam, kad A nulinis pas mus turėjo pasikeisti, va matom, kad A nulinis jau tapo 2 vietoj trejeto, taip, ir ką mes dabar čia šitoje vietoje matom, mes matom, kad reikia kviesti vėl faktorialą, taip, bet jau su dvejetu, taip, kaip argumentų, taip, ateinam čia, nu čia jau viskas praktiškai kartuojasi, taip, pas mus ateinam, lyginam ar bazinę sąlygą, taip, ne, dar reikia iš S nulinio kažkiek atimti, taip, atimėm iš S nulinio, jau A nulinis tapo vienetas ir dabar, kai kviečiam dar kartą mūsų faktorialą, o čia aš patruputį po vieną žingsnį einam, tai čia jau gaunasi šitas base case, taip, pereinam į base case, čia grąžinam praktiškai vienetą į A nulinį, čia funkcijos reikšmė iš esmės. Ir toliau, ką mes darom, mes atstatom S nulinį iš steko. O dabar jeigu steką mes šiek tiek pasižiūrėsim, tai steke matosi, o čia dvejetas, čia matosi trejetas, taip, o čia šitos reikšmės buvo išsaugotos, taip, ir čia iš esmės ir grįžties adresai, o čia matosi, o šitoje vietoje 74, taip, ir grįžtam, taip, ateinam čia ir atstatom steką per 8, taip, o stekas atsistatė, taip, ir atsistatė steką ir mes dauginam tą, ką gavom į A nulinį iš S nulinio, taip, ir priskiriam A nuliniam, taip, šiuo atveju pas mus jau gavosi A nulinis 2, taip, paskui jump to epilogue, tai pereinam į šitą vietą, vėl atstatom S nulinį ir RA nulinį, RA tiksliau, ir pridedam prie SP vėl 8, taip, grįžtam, čia vėl padauginam S nulinį iš A nulinio, taip, ir praktiškai tuoj mes iš esmės ir visiškai grįšim, jau praktiškai grįžom iš faktorialo skaičiavimo, taip, pas mus A nulinis, kaip matom, yra 6, taip, jau pasiskaičiavo tas faktorialas, ir čia lieka tik tai pamatyti, kad pas mus atspaudins rezultatą, o čia faktorialo is, ir šitoje vietoje jau matosi 6, taip, ir šitoje vietoje jau praktiškai viskas, taip, jau mes užbaigiam programėlį, taip. Nu, kaip matom, čia labai gerai reikia stebėti žingsnį po žingsnį, kadangi čia asamblerinės instrukcijos labai detalės. Tai bent jau intuityviai reikia suvokti, kaip maždaug veikia rekursinė funkcija. Jeigu turi argumentus, saugo dabartinę argumentų reikšmės ir taip pat saugo grįžties adresus. Taip, ar paskui
kai jau pradeda grįžinėti, gal atlieka atitinkamą veiksmą kaip šios faktorialų, tai daugina arba dar kažką tai ten daro. Taip. Gerai, tiek iš šitos funkcijų ir jų kvietimo apžvalgos. Kitam filmuke mes kitus dalykus pasižiūrėsim. Labadiena, šitam filmuke mes panagrinėkim 12 pavyzdį. Šis pavyzdys dirba su masyvu iš 5 elementų. Ir koks tikslas šitos programėlės, mes įvedam indeksą, tai yra numerį, kurį norėsim atspausdinti ant ekrano, nuo 0 iki 4 tas indeksas. Ir paskui čia mums turėtų atspausdinti atitinkamą reikšmę. Pavyzdžiui, jeigu įvedėm 0, tai turėtų 100 atspausdinti, jeigu įvedėm 3, tai turėtų atspausdinti 400. Kaip sukurta šitą programėlę, tai čia pirmosios šitos eilutės, pirmas 3 eilutės labai paprastos, mes tiesiog atspausdinam šitą promptą, taip po enter index nuo 0 iki 4 ir paskui čia šitoj vietoje nuskaitom indeksą, taip, ir patalpinam jį į T0. Taip. Toliau kas vyksta, toliau mums pagal šitą T0 reikia surasti atitinkamą elementą šitą masyvą. Kaip galima šitą padaryti? Tai pirmas žingsnis, ką mes galim padaryti, tai paimti ir priskirti registrui T1, o šitokia reikšmė T0 iš 4. Kyla klausimas, kas čia per reikšmė ir kam ji reikalinga. Kada čia mes matom duomenų sekcijoje Word, tai čia iš tikrųjų yra sveiki 32 bitų skaičiai. Kiekvienas iš tų skaičių atminty užima 4 baitus, taip reikia suprasti. Tai tas T1 iš esmės parodys poslinkį nuo masyvo pradžios to skaičiaus, kurio numerį, kurio indeksą mes įvedėm. Čia praktiškai poslinkis, taip. Toliau, ką mes darom, mes į T2 užkraunam masyvą, paskui, tiksliau, masyvo adresą, taip reikėtų sakyti. Ir pridedam prie T2 tą paskaičiuotą T1 reikšmę, tai yra adresas plus poslinkis, taip, čia angliškai base address plus offset, ir visą tai patalpinam į T3. Tai T3 iš tikrųjų ir bus adresas mūsų to masyvo elementų su indeksu, kurią mes įvedėm, taip. Ir toliau, ką mes darom toliau? Toliau mes nuskaitam pagal tą adresą su LV instrukcija reikšmę į T4, čia load word T3 plus 0 C4, ir atspausdinam tą nuskaitytą reikšmę iš to masyvo. Bandom šitą paleisti, mes šiuo atveju neleisim į patį RAR, o rašysim iš karto X12S, įveskim čia kokią nors 2 ir matom, čia pas mus yra 300, jo galėjom į kitą eilutę dar pereiti, taip, čia pas mus yra 300 ir kadangi indeksai nuo 0 skaičiuojasi, tai čia 0, 1, 2, taip, o čia 300. Tai būtų tiek iš masyvų. Aišku, jeigu mes rašytume į masyvą tam tikrų indeksų, tai beveik viskas būtų tas pats, tiesiog vietoj LV instrukcijos pas mus būtų SV instrukcija. Kągi, ačiū uždėmesį ir tiek.